Šitą pasakė buvęs Pūko radijo laidų vedėjas. Jeigu ką. Gerai, labas vakaras visiems, kaip gyvena? Jo, kaip matau, puikus šiandien kol kas vakaras, komikai žiauriai gerai pasiruošę. Augis irgi. Tai iš tikrųjų puikiai kol kas varom. Gerai, iš karto prie aktualijų. Užvakar baigęs Europos krepšinio čempionatas, paplokit, ką žiūrėjot. Gerai, vasaros pradžioje buvo Europos moterų krepšinio čempionatas, paplokit čia, ką žiūrėjot. Zaibys. 5 žmonės. Negaliu sakyti, kad labai nustebęs, iš tikrųjų. Bet jo, aš pats esu šiaip žiauriai didelis moterų krepšinio fanas. Tai iš karto tik tais keli dalykai. Visų pirma, kas palaiko tiek to, kai eikit nachui. Kitas dalykas, čia kam reikėtų supratom. Kitas dalykas, jo, iš tikrųjų, aš atiek didelis moterų krepšinio fanas, kad variau, kaip tik kai buvo čempionatas, Italijai, Graikijoje, tai variau irgi palaikyti rinktinės, ten tas Zavadyla buvo žodžiu su būgnu, kaip ir priklauso, mane moterų sėkla pradėjo vadinti. Bet čia nėra gera klišė, kaip pagalvoja, ne? Tai dar ačiū Dievui, kad bent į moterų čia pavariau, nes vasarai tik įvyksta ir vaikų, ir jaunučių ten, ne? Kadangi mano vardas sėkmės gyvenime teisingai suskaičiuos augi, blėt. Tai vien iš tos pusės, įsivaizduokit su kokiais užsieniečiais bazarinį, ir tu esi kokio ten U16 čempionate, turi pabendrauti su jos, sako, okay, so what is your nickname? Children Seaman, bet ne kažką skamba taip, ne? Gerai, gal pakalbėkime apie dalykus, kurie įdomesni daugiau negu 3 žmonėm. Tai šiaip realiai, tai aš pavyzdžiui žiauriai muziką mėgstu klausytis, manau kaip ir jūs visi. Bet aš mėgėjęs tokį išsitraukau kokį obscure šūdą ten visiškai, ten iš kokių ten 90-ųjų ten metų. Pageidautina, tai jeigu būtų originaliam formate, va tokiam pavyzdžiui. Jo, va taip, mėly vaikučiai, atrodė Spotify Premium savo laiku, kai nebuvo nei Spotify, nei Premium. Nu va, mokslas ir bos biškai išlindo. Na, bloga irgi. Bet jo, čia jeigu ką, tai yra legendinės amžinatilsį Erikos Lisauskienės kasetė. Yra, vienas kitas, kas žino Lisauskienę, ne? Jo. Jo, šiaip kas nežinot, Lisauskienė tai keliais dalykais yra išgrasėjus, ne vienas iš jų nėra muzikinė karjera. Tai vienas iš jų buvo, pavyzdžiui, kai policijos nuovadai girta, striptizą šoko ir policininkų muškiaušų graibė. Kitas variantas buvo, kai istorinės prezidentūros kiemelį, čia Kaune, vidury dienos girta čiulpė Bibi bomžai. True story. Ir kai prisimeni kokią mūsų jau atmintį amžinatilsį Skaistė iš fotobūdelės, tai vis dar kiek čia yra neišnaudotas potencialas. Tai visai realiai. Dar čia kažkokio fotoputelį išdėti nuperstoji, net neaišku, čia tyčia, netyčia, čia nutekėjo, nenutekėjo, tai pats. Čia, blėt, ant istorinės prezidentūros kiemelį, ant soliuko, kur Antanas Smetona sėdėdavo. Va čia yra įkvėpimas mums visiems, ko reikia siekti gyvenime, tiesiog. Vien jau tokiu būdu. Žiauriai simboliška, kad šitas Lisauskienės albumas vadinasi Už dyką. Žiauriai gerai. Jo, ir jeigu taip paėmus, aš galvoju, tikrai jinai kažką turėjo parašyti apie šitą savo seksualinę fantaziją, tai apie šitą neparašė, bet turėjo vieną kitą šiek tiek kitokį tekstuką. Nu, va, pavyzdžiui, kita seksualinė fantazija buvo tokia. Maždaug vienos dainos tekstas skambėjo taip, kad Ajajajajaj, kur kitas berniukas, ajajajaj, šokoladinis. Jeftokas jau buvo, galiu pasakyti. Kitas dalykas, tai jo, iš dugno veldžia Viktorija su Jackie Mulumba, gal kas atsimenat, kur atvarydavo juodaodis ir aš labai gerai žinau, šokolado reikia tau. Bet ant šito mes užaugom, lemai. Ir kai pradėjau gilintis, nu sakau, reikia pasigilinti, lemai, į to laikotarpio tekstus šiek tiek muzikinius. Ten, lemai, yra tokio postmodernizmo ikebanų feng shui, kad patikėkit manim. Realiai, vat, turbūt visi atsimenat kokią nors grupę Ekspresas, pavyzdžiui, kur turi tą legendinį tekstą, ne? Antroji naktis, drėksta tavo makštis, į tave einu, malonumą jaučiu. Jo, legendarinis visiškai tekstas, bet ir be jo yra gerų, bet, pavyzdžiui, yra dar legendinė grupė Žvaigždžių spindesys, legendinė, nes nieks neatsimena. Tai jie turėjo, pavyzdžiui, tokį tekstą, gal aš netgi pacituosiu tiesiog, nes yra pernelyg geras, kad čia suplyščiau. Tai va. Tu dar mergaitė, tu dar jauna, sakei 16 tau dar nėra. Susipažinom mes nelauktai,
bare taip netikėtai. Visų pirma, achuienas baras, tiesa, panai 16 metų nėra, tu jau ją kabini tenais. Ir toliau, nu kaip toliau tęsis, galvoju, aš skaitau tekstą toliau, nu žiūri, yra draugės patarimas jai. Bet tu žinai, kaip draugė sakė, jeigu neduosi jis pames tikrai. Nu jo, bet konkrečiai ant šito užaugom, normaliai daugiausia. Ir, nu galvoju, kažkas dar turėtų būti geresnė už šitą. Nu ir ką, nuėjom iki irgi 90-ųjų pabaigos, jau tikrai legendinės grupės Bavarija. Yra čia buvusi Bavarijos fanų. Sėkmės. Jo, iš tikrųjų Bavarija tai yra irgi atsakinga už normalų Lietuvos muzikinio skonio iššūdinimą ilgiem metam. Ir, nu vien jau pasirink savo auditoriją, vadinasi, ne? Vat pavyzdžiui, Bavarijos auditorija, kaip būdavo, ten kokios 13 metės panos pagrindė, kur ai, gerai, upomis bėgioja, ne? Ir ten, kaip pagalvoju, toj pačioj dainoj yra ir tada pamačiau stotį tave, ir tada paėmiau lengvai tave. Grinai, žinok savo auditoriją. Čia man primena tą istoriją, kur buvo LNK kažkada viena tiesioginė laida ten diskusijų. Tema buvo lietuviški porno filmai, šautautas Mariui. Tai ir forėjau tenais toj laidoj parodė tiesioginę eterį, kaip tiesiog kažkokia kauniečių para tiesiog pisas. Nu realiai parodė, net nieks nebuvo nei uždengta, nei nieko, 8 valandą vakarą. Ką jūs sugalvojat, skambina per reklamą, vienas iš tų 2 herojų, kuris tenais buvo to juostai įamžintas. Ir sako, čia nupyzdinta yra iš mano buto, kai apvogė šitą. Ir pasirodo, Valinskas kažkokiu būdu gavo tą, netvirtino, kad jisai įsivežė į tą butą, bet tiesiog ir LNK be abejo būdama socialiai atsakinga, savo žiūrovą gelminti televiziją, grįžta po reklamos ir sako, jo, čia tikrai skambina mums toksai žmogus, kuris yra įamžintas to juostai, kuris reikalauja savį transliaciją ir įpiso pakartojimą tiesiog. Palaukit, 3 kartus. 3 kartus parodė tą patį. Ir aš nesuprantu, kodėl. Ar tiek chujovai piso žmogus, ar bybis kaip pažvagulį, aš nežinau. Nežinau, rimtai kame reikalas. Gerai, kadangi paminėjau žvagulio bybį, grįžtam prie Bavarijos. Tai, nu, irgi daug kas atsimins, turbūt Lietuvaitė nuodėminga buvo legendinis gabalas irgi. Nu, čia irgi visiškai auksinis. Tai tiesiog, ką nori cituot, bet vienas buvo geras. Tavo kojos tai liftas į rojų, jom važinėtis be bilieto noriu. Nu jo, nes jeigu su bilietu, tai jau prostitucija gaunas konkrečiai. Vien iš šitos pusės. Tarsi, zvonkas ir geras tekstas, tai yra nežinau kaip zvonkus ir akių suvedimas. Neegzistuoja, ble. Arba, nežinau, realiai čia yra, blemba, ir tai sakau jo, ir tai sakau aš. Tarsi, pičas su minus 11 dioptrijos ir patraukumo. Grinai tiek pat. Zvonkui parašyti gerą tekstą, tai kaip man pasakyti žodį reverberacija. Lygiai tiek pat sėkmingai. Jo. Ir, nu galvoju, blemba, kažkas ir iš vėlesnių laikų tikrai turėjo būti, iš tokių gerų. Nu ir pabandom dabar dėl įdomumo grinai. Aš pradedu gabalą, o jūs tiesiog pratęsit. Bet tiesiog pažiūrėsim, ant kiek Lietuva pažengė į priekį. Vidury žemyno prie vandenyno. Zaibys, 20 metų prie, nikoje nepažengėme priekį, kad šitą dainą atsimenu. Gerai, dabar visi kartu pasigilinkime tai, ką tik padainavom. Vidury žemyno prie vandenyno. Wow. Tuose kas toliau, Lietuva prie Everesto, ble? Tuose, nežinau, Janutinė prie sveiko proto? Vagelis negėjus? Nežinau, jeigu taip toliau daisim, tai daisim iki to, kad Gražulis nėra pyda. Spoiler alert yra iš tikrųjų. Tai su šita gyvenimiška tokia, gyvenimiškų pamokymų, kad Gražulis yra pydaras. Tik tai pasakysiu, kaip klasikai sako, ačiū, kad žiūrėjot, vėli žiūrovai. Gerą vakarą visiems, toliau bus tik geriau.